kasmetinė stovykla Jaunystė Kristuje 2009. Šiandieną pristatome Jums stovyklos televiziją misija.tv. Ir šiandienos mūsų misija pristatyti Jums programą Misija įmanoma, kurią Jums praves štai šie tarnautojai. Uždavėme jiems porą klausimėlių ir štai mūsų paruoštas reportažas. Tarnautoja visų pirmiausia noriu būti todėl, kad tai vienintelis mano bilietas į stovyklą šiemet. Tarnau visur, praeitais metais ir vaikų, ir jaunimo stovyklai, norėjau iš tikrųjų būti dekoratorė. Bet nieko, gal bus ir vadovė ir bus viskas gerai. Pasakiau pasiruošti, net nežinau, ką sakyti. Gerai. Taip. Norėčiau palinkėti, kad visų pirmiausia būtumėt paklusnus ir būtumėt gera grupė. Aš jūsų nepažįstu, ką man sakyti. Visų pirmiausia, taip, kad būtumėt draugiški, kad klausytumėt manęs, kad visur dalyvautumėt, kad nebūtų kažkokių tokių stabdžių, kurie sėdėtų ir nieko neveiktų. Žodžiu, kad būtumėt aktyvus, nu ir viską darytumėt už mane. Važiuoju į stovyklą tarnauti, nes patiko anais metais stovykla. Tiesiog paragino gal ir vyresnieji bažnyčios. Ir ten visą laiką būna labai smagi liaudis. Ką palinkėtum savo grupiai? Būti klausinėjais, klausyti vadovo, klausyti koordinatorių ir svarbiausiai stovyklos viršininkų Ramūno. Gerai, jaunimo stovyklą aš važiuoju tarnauti todėl, kad jaunimas yra gyvenimo gėlės, jie yra nuostabus, jie yra žingeidūs, jie viską nori pažinti, viską pamatyti ir aš jas labai myliu, už tai aš važiuoju. Ir pati jaučiuosi dar labai jauna ir tikiuosi būti ne tik grupės vadovė, bet ir grupės dalimi, labai aktyvi. O savo grupiai palinkėčiau, kad mes susidraugautume, kartu galėtume kažką įdomaus nuveikti ir palinkėčiau, kad jūs iš tos stovyklos pasiimtumėte viską, kas įmanoma, nes čia bus labai daug gerų dalykų. Tai va tiek. Jaunimo stovyklą važiuoju nuo 13 metų iš tikrųjų ir visą laiką labai patiko, todėl nusprendžiau šiemet save išbandyti tarnautojo vaidmenyje. Tikiuosi, kad su Dievo pagalba viskas iš tikrųjų pavyks ir manau, kad tikrai tai bus nuostabus laikas ne tik man, tačiau bus palaiminimas ir visai grupiai. Na, o savo grupiai, kurios dar nepažįstu, norėčiau palinkėti, laikykitės, Paulius ateina. Šiais metais tarnauti norėjau atvažiuoti, todėl kad tiesiog manęs nebeėmė šitų dalyvių, o man labai patinka, tai važiuosi tarnauti. Savo grupiai norėčiau palinkėti, kad klausykite tėvelių mamyčių, manęs ir Ramūno. Na ką, labas grupelė mano. Šiaip ką noriu pasakyti, kad aš labai laukiu, kada susitiksiu su jumis. Ir kągi noriu pasakyti. Laiką praleisim tikrai linksmai, bus viskas šaunu. Nu ką, žaisim tinklinį. Taigi kiti ruoškitės. Vat, kągi, kodėlgi aš čia atvažiavau? Nu šiaip atvažiavau todėl, kad noriu susipažinti su jumis, noriu pabendrauti ir iš tikrųjų noriu duoti jums nuo savęs kažką gero. Viskas. Klausimą, kodėl aš atvažiavau į stovyklą tarnauti, atsakyčiau taip. Atvažiavau todėl, kad eilę metų pats dalyvau šiandien stovykloje ir buvau kaip dalyvis ir man tikrai visą laiką kiekvienais metais patikdavo ir aš tikrai stebėdavau kiekvieno ir vadovo ir šiaip stovyklos vadovybės darbą ir tikrai būdavo nuostabus darbas, todėl dabar tikrai noriu taip pat tarnauti tiems jauniems žmonėms, kurie čia atvažiuoja, dalyviais. Ir noriu būti toks pats kaip jie ir taip pat noriu perduoti tą žinią taip pat, kurią Dievas nori visiems pasakyti, kad jis kiekvieną myli. O palinkėjimas būtų, dabar bus ekspromtas. Linkiu visiems, kad būtumėt labai paklusnus man, kad gerai elgtumėtės ir klausytumėtės visų ir viską darytumėt laiku ir būtumėt labai disciplinuoti visi ir taip. O šiaip dar linkiu, kad tikrai kažkaip tai čia atsigautumėt turbūt. Ne veltui čia pasirinkote šitą stovyklą atvažiuoti. Pamatysit, bus labai gerai. Taip. Atvažiuoju į stovyklą, stovyklai daromas labai didelis Dievo darbas yra. Ir labai turiu didelį troškimą būti to įrankiu, kurį naudos Dievas.
Taigi, jūs būsit palaimintos tikrai šiuo laiku, kurį čia praleisit. Ir linkiu, kad ne tik čia rastumėt Dievą, bet ir savo kasdienybėje, ir pirmadieniais, kurie būna labai sunkus. Ir kai rasit, tai nepaleiskit, bet dar toliau daugiau ieškokit jo. Taip, taigi važiuoju į šitą stovyklą, nes manau, čia geriausia vieta, kur galima nuvažiuoti šiuo metu. Bent jau taip sakė kiti, kadangi aš ten važiuoju pirmą kartą. Kodėl važiuoju? Manau, kad ten tikrai yra ko pasimokyti. Tikrai noriu pažinti daugiau jaunimą ir atrasti kelius į jų širdis. Ko palinkėti noriu grupiai, kad būtų geriausia grupė iš visų grupių. Na,